Startuojam labai bloga. Startuojam. Džiugau prieš akį šį kartą. Ieškom visai tepalo. Hebra. Ne Kur tik tepalas? mes dviesi susimę darom betvarkę, bet ir visi kiti daro mūsų iškiai betvarkę. Bandom pusryčiukus užsivirti. Kaip čia jį naudoti? Ką tikrai vyrai daro, su vazelinu tepas. Nu, tik nesugadžiau. Ką aš sugadinsiu? Startuojam į labai blogą. Šį kelionę bus apie Slovakiją. Kopsim 3,5 dienos. Kopsim į Rysį viršūnę. Populiariausia Slovakijos, turbūt Lenkijos viršūnė, nes ant sienos viršūnė. Ir žiūrėsim gražių daug vaizdų. O šitoj kelionėje mūsų prikolistas bus šitas pilietis. Šitas pilietis bus atsakingas už, pati susigalvok, už šitą piliečio prikolas. Šitas pilietis bus atsakingas už navigaciją. Šitas pilietis bus atsakingas už alų. O šitas pilietis bus atsakingas. Kad jie visi galvų nenusiraukia. O šitas pilietis neatsakingas, va, čia bus. Tai žygiuojam. Prasidėjo statų slipimas. Visi dabar pradės dūsauti, kaip ir aš. Šiandien turėtume į tą viršūnę. Nežinau, kiek čia matosi kažkas su mano pirštais. Ką filmuoji? Į kur turim užlipti šiandien? Valgau škalduką po 1 valandos. Visi sakė, kad aš lochas. Kad nereikia taip dažnai valgyti. Tai visi teisūs buvo, ką turi? Tai nežinau, pažiūrėsim po to, kas bus teisus. Ja. Kas kiek turės maisto ir kas kiek jėgų. Vaikai kibirai užlipa. Pulsą galiu parodyti. Nori savo nerodyk. Karštoka. Kad čia gerai statyti. Stačiausią vietą, manau, praėjom. Visi arba džiaugiasi, arba liūdi. Jis yra paskutintas melagis. Paskutinis. Ką? Aš pirmas einu, ne paskutinis, jūs paskutiniai. Aš pirmas melagis. Melagis tai paskutintas. Aš šito video nešėrinsiu, jeigu ką. No share, no like. Džiunglių karalystėje. Labai smagiai einam. Iš tavo balso labai girdisi. Labai smagiai netgi. Labai krūmai, kalnai ir gera nuotaika. Džiunglių nykštukai. Palikom vieną salos. Sani Balvanį, kur palikai komandos draugą? Turėtų jie kur nulipt. Pasiekėm kažką panašaus į viršūnėlę. Pirmąją, bet kitoj pusėj pirmasis lietus atidunda. Nu gerai, tada toli nepasiekėm tada. Dar va, ten turbūt viršūnėlė. Kaip nuotaikytės? Ačiū, Andriu, kad dar palaikai mane šitame etape. O kada neačiū bus? Kada neišleisi pailsėt. Išleisi. Kada prie baseino nenuveši. Į jakuzį? Taip. Porą žodžių interviu. Puikiai sekėsi, viršūnė vieną pasiekta turbūt. Tai kopsim toliau. Ką aš žinau? Matau, šitas ponas kažką nusimano. Spanksta čia vieną. Jokia viršūnė nepasiekta, o viršūnė. Dar toli. Supratom. Pasiškuot man reikia. Ką tu į tai? Činalės gut, nu. Batai laiko. Jau išmazoti, nebe nauji jau bus. Nu, tokie nevat. Renkam uogas, uogaujam, stiprinamės mineralais, vitaminais. Ne. Teletabis paskutinis. Teletabių valanda. Eina per pušyną. Tai ko jūs pušies? Va. Miščiukai prasideda ruoštis
lietaus etapui, kuris ne už kalnų. It's coming. It's coming. Lietus praeidinėja. Eina geras oras. Ir gera nuotaika. Taip, blogeris Lukas grįžta. Po audros baisi čia audro priėjom. Pažiūrė, saulė lenda. Visi šlapi kiaurai. Jakubinskį. Ir dabar visi ratu Jokubaitį šokam. Jokubaitis, Jokubaitis, hei, hei, Jokubaitis, Jokubaitis, hei, hei. Valio. Valio Jokubaičiai. Visi džiaugiamės už Jokubaičio kalną viršūnę. Ačiū, kad toks kūriai. Visi super. Ką po pietų visi nuotaikytė geresnė. Traukinio bėgius judėsiu. Akaliems mašinistams skirsim dainas. Tai va, dainuojam. Plojimai. Jeigu turėčiau kepurę, nusimčiau. Tai turi kuprinį. Šlapia. Per tave. Bet štai Manchester. Žodžiu, einam jau 6 valandas ir su sustojimais. Bet dar liko kokią 6. Turėčiau kepurę, tai ją užsidėčiau. Be sustojimų. Tai galimai 6 su truputuku. Bet bus daugiau nuo kalno. Turėčiau batus, tai... Tai va, kiek mum įmantė dabar liko, va. Parodysim. Daug, šiek tiek čia iš... Va čia va, šiek tiek užlipsim. Tada eisim palei tą šoną. Va iki tenais va tos va vėliavėlės. Čia koks pusantro. Ir tada stipriai leisimės jau žemyn į mašiną. Va Aš ten. jau antram gyvenime nebenorėsiu turėti reikalų. Tai mes poilsiaujam ar einam? Einam. Va čia tai žodžiai įrašyta. Ėjom ir priėjom pėdutės. Sakė, kad pėdučių neskaudėtų va ežeriukas. Pėdutės. Papasakosiu fun fact. Dabar didžioji dalis nepatenkinti žygių. Per ilgas, per sunku. Kažką. Bet kitais metais, jeigu organizuotume vėl tokį, visi jo varom, zaibys. Toks yra kalnų lipimas. Sunkus, bet zaibys. Turbūt po kurio laiko tik supranti. Nu ką, liko tik leisti žemyn. Papuolėm į debesus.
O liepžiedžiai kaip iš romantinio filmo ateina. Kūnės šiandieną O čia vainai. jėgų likę ne per daugiausiai. Nes kaip romantiškai skleidžiasi saulė, kai tu šneki. Bet dabar tik į apačią, tik kojų kankinimas toliau. Ar iškelsim taurę šiandienos viršūnės paskutinės? Rokis. Eina, nedaug liko. Rokis. O taip va liepžiedžiai stumia. Lipimas atbulinių vadinasi. Daugiau čia tokių. Straglina. Nu, ponė. Nu, lipt žemyn. Visiems kelinukus skauda. Pabiškiai judam. Poilsio valandėlė. Šitas jau krūtina visus keltis. Žiūrėsim. Pirma diena į pabaigą. Vakarėje biškiai išsiskirstam. Ilgas nuobodus takas ant galo. Bet gerai, nes jeigu dar būtų sunkus, čiut pareitume. Visi jau pykti ant manęs. Bet nieko. Atsimins kaip gerą dalyką. Jau visi lūšė Visi jau šiandien. šiandien taip grįšim namo ir... Jeigu dar spėsim grįžti namo, į mašiną atsisėsim. Jo. Nei rankyčių, nei kojyčių. Mano pirštai atrodo kaip dešrelės. Štinė visi baisiausi. Kojas skauda, kelienus skauda, bet jau toj finišo tiesioj. Jo, tai šiandien turbūt iš vakaro bus tiek video reportažų. Lauksim Pasakyk, kitų dienų. kiek nuėjom. Ai, nu kol kas nuėjom 17,85 kg, 10 valandų tram 6 minutės su sustojimais. Bet tai dar biškį paeisim, turbūt porą kilometrų. Nu gal ne porą, vieną kokį kilometrų liko. Normaliai. Nuėjom Čiau, čiau. iki ryt, kur laukia staigmena visiems. Aš šitą video nešėrinsiu, jeigu ką. No share, no like.